Sveiki visi, šiandien servise 007 turim dar vieną klientą, kuris atvyko pas mus iš Vilniaus. Atvyko kaip ir visi, norėdami susimontuoti kokybišką Landrenzo sistemą. Ir be abejo, nes ne tik pačios sistemos norisi kokybiškos ir patikimos, bet ir darbų atliktų kokybiškai, tvarkingai ir patikimai. Tai džiaugiamės galėdami šiam klientui sumontuoti kokybišką Landrenzo Evo OBD dujinės įrangos komplektą, apie kurio komplektaciją labai trumpai pabandysiu ir papasakoti. Taip pat valdymo blokas yra sumontuotas greta akumuliatoriaus, pakankamai patogi vieta, aiškiai prieinama išvestas dujinės įrangos saugiklis ir jo vieta. Tech apžiūros metu dažnai tenka tą vietą žinoti ir sugebėti parodyti. Dujiniai purkštukai Landrenzo grupė priklausantis AEB I+, slėgio daviklis, filtras bei dujų reduktorius Landrenzo Li10 Turbo, galingesnė šio reduktoriaus versija, prie kurio atskirai montuojamas yra skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas Landrenzo. Tai yra iš principo vienam gamintojui priklausantis komponentų derinys, pavadinkim taip, komplektas. Esam tikri, kad jisai veiks be problemų, sklandžiai, tikrai nekels problemų. Našus ir galingas reduktorius skirtas varikliams praktiškai iki 180, netgi 200 kW. Be abejonės puikiausiai aptarnaus 4 cilindrų 110 kW variklį ir dar turės nemažai rezervo į priekį. O tai reiškia, kad tikrai ne vieną 10 000 km reduktorius sugebės važiuoti be kažkokio aptarnavimo ar remonto. Visi darbai, kaip visada, atliekami pagal aukščiausios kokybės standartus. Jeigu mes panagrinėtume variklio skyrių, tai pamatytume, kad variklio laidai originaliai yra įvilkti į gofras ir tos gofros yra izoliuotos. Mūsų padaryti laidai atrodo lygiai taip pat. Kiekvienas kontaktas, prie kurio lituojamės, signalas, kurį mums reikia pasimti, yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais. Kaip minėjau, visi laidai sugrupuoti, jokių perteklinių kažkokių paliktų apendicitų kampuose prikaišėtų. Viskas taip, kaip turėtų būti, tvarkingai, gražiai, kokybiškai. Yra naudojamos spyruoklinės sąvaržos, specialios apsauginės gofros, gamykliniai laikikliai ir panašiai tam, kad bendras vaizdas būtų ir estetiškai tvarkingas ir be abejonės ir veiktų nepriekaištingai ir nekeltų problemų. Tai dėka visų iš tų komponentų bei teisingo jo montavimo ir kalibravimo mes išgaunam puikiai automobilio dinamiką, maksimaliai geras kuro sąnaudas. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas ten, kurio pagidauja klientas. Tai yra būtent šitoje vietoje. Pakankamai neblogai, gerai matoma vieta, tikrai viskas smagu. Dujų pildymas patys prie benzino užpilimo vietos. Čia vėl gydydam truputį darbo, kad jisai būtų toks, koks yra štai čia. Taip pat į tą adapterį, kuris yra sukamas, jisai standartiniam variante čia netilptų, jį reikėtų kiekvieną kartą įsukti, bet truputį jį pratekinus, prasriegus ir sutvarkius ir sutrumpinus, galima gauti tokį variantą, kai atsidarom ir mes galime atsisukti ir piltis benziną arba iš karto piltis dujas. Labai patogu, nes nieko nereikia nei prisukinėti, nei atsukinėti. Vienintelis dalykas, kada adapterį galima būtų nusukti ir tą padaryti galima, tai tuo metu, kai mes kitoje šalyje įsisukinėtume kitą adapterį su skirtingu angaliu, kaip pavyzdys Vokietijai. Tai dujų balionas vėlgi yra sumontuojamas didžiausio diametro ir nedidelio aukščio. Tai yra 62 litrų balionas, kaip tokiam automobiliukui. Ir taipogi turint lygiai gražiai atrodančią bagažinę, manau, tobulas ir puikus variantas. Tai nepilnai 50 litrų bus galima realiai susipilti. Labai panašiai turbūt ir benzino iš automobilį galima įpilti. Tai bus tikrai galima labai nemažai kilometrų nuvažiuoti. Tai tiek apie kokybišką Landrenzo Evo OBD dujinės įrangos montavimą servise 007. Jei kokybiškų paslaugų ieškot, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.